Galima ten iš galo vaikinuką dar paprašyti. Darbuotojas, ne? Davai. Prieš jūsų akis dar vienas Portland iššūkis. Ir šalia manęs, kaip matote, yra sena, gera kriaušytė, kurią greičiausiai plius minus visi esat kažkokį tai savo gyvenimo laikotarpį pramušę. Tai mes šiandien Akropolėje prie Portland parduotuvės kalbinsim praeivius ir kviesim juos mušti kriaušę. Pataikai kriaušę ir įmuši daugiau negu paprastas mūsų darbuotojas, gauni e-shopo nuolaidą. Tai žodžiu, einam, žiūrim, ką čia turim Akropolį, kas nori prasimušti kriaušytę. 5. 20. Aš įsivaizduoju, jums įdomu, kas yra mūsų tas paprastasis Portland darbuotojas. Ponai ir ponios. Nu tai ką, turim jau pirmąjį mūsų dalyvį, pro šalį ėjo Donatas ir pamatė kriaušę, kas čia vyksta ir panašiai. Tai žodžiu, žiūrėk, mintis yra ta, tau reikės įmuš daugiau negu įmuš mūsų paprastas Portland darbuotojas. Tai esi daręs tai, esi lupęs? Nu jo, esu daręs, ne kartą. Ir kiek tavo rekordai maždaug tai vaikšto ties maksimumu? Nesu įsiminęs, 800 buvo. Nu tai gerai, pasižiūrim, ar šiandien bus 800, ar bus mažiau, ar bus daugiau, tai pasiruošėm dešinę lupam, Donatai. Boom! Ok! Bet turim ir mūsų Portland darbuotoją, kuris pažiūrėsim, ar gali permušti 8 kem, tai darbuotojo į sceną. Ok. Nu duokit antrą šansą. Lup dar vieną, jeigu permuši. Prizų nereikia. Prizų nereikia, azartas pagavo. Bet geras, 2-5, Donatai, 2-5, Donatai. Ką prasme jau viskas, yra mano rekordas, tai pagerinu. Evaldai, mėgsti daužyti kriaušę tokią? Jo, mėgstu. Labai gerai. Nors Pare, Palangoj. Grinai, Palanga yra ta etatinė vieta, kur visi yra pramušę. Varom prasimušti, jeigu tu įmuši daugiau negu mūsų darbuotojas, pasiimsi prizą, let's go! Man rods neužtaikiai, nes smūgis šiaip geras, bet nepataikiai, man atrodo. Galima įvesti čia mūsų Portland darbuotoją. Labas, Lavukas. Tai žiūrėk, čia yra priešininkas tavo, tai įmušė 5-4-2, kaip manai, paveiks permušti? Bandysiu, nežinau, negarantuoju. Ai, šiek tiek daugiau, bet kokią atveju, žiūrėk. Po blatų, žiūrėk, vis tiek mes tau tą nuolaidą, žinai, kažką. Dėkui labai, dėkui. Kasparai, pramušęs esi, ne kartą spėjai, yra tokį dalyką? Jo. Kiek ir litus, eurų esi sumetęs? Nežinau, normaliai. Normaliai, visus pinigus, kur reikėjo nusipirkti kažką gero, sumetė į kriaušę, bet šiandien viskas tai yra nemokamai. Jeigu įmuši daugiau į kriaušę negu mūsų paprastas darbuotojas, pasiimi prizą. Zykt! Tokį šiek tiek iš apačios į barzdą. 7-8-2 šiaip nice, neblogai. Kviečia mūsų darbuotoją galima, vėl užėjai čia, dar eilinį sykį. Sveiki. Ar nepavargo dar panaitį? Ne, nepavargo. Čia tik tais... Išbandymas smagu. Labai gerai. Tai žiūrėk, 7-8-2, manau, kad galimai eilinė diena ofise, bet pasižiūrim. Man taip skauda dėl tos kriaušės. 8-9-7. Žaibelis tau, ačiū tau, kad sudalyvavai. Mes turim dar vieną dalyvį, pasigavom čia Portland parduotuvėje, tai koks jūsų vardas? Gediminas. Gediminai, labas. Gerai, važiuoja! Ui, gerulis. Nice, 8-5-2. Gerai, turim tokį rezultatą. Dabar ką mes padarysim, žiūrėk, drauguži, mes kviečiam savo Portland darbuotoją į sceną. Ok, tai va čia paprastas darbuotojas sen. Labai panašiai, bet šiek tiek daugiau. Bet žiauri geras pasirodymas. Challengeris, dalyvis, kuris nori mesti iššūkį šitai kriaušiai visų pirma. Tai koks vardas tavo? Deimantai, malonu. Per barzdą geras, toks kliūtų visai. 7-7-2. Gerai, čia yra pirmas etapas tavo. Matau, kad susparinai biški, ne? Ne, normaliai. Ai, nes taip išveido. Mažoka, jo. Nu, bet nieko tokio. 7-7-2 geras rezultatas. Žiūrėk, dabar mes norim pakviesti savo darbuotoją. Galima darbuotoją čia į sceną mūsų? Kokie bambau. Va, ateina, vat.
Čia paprastas eilinis darbuotojas mūsų yra. Koks jūsų vardas priminkit? Tomas. Tomas, gerai. Tomukai, aš jums paspausiu, nes gal nepasieksit. Jausmas, kad jis gerai dės. Bum! 8, 8, 9. Seni, aš to, kad sudalyvavai, Deimantai. Aš sakau, kad pagalvojau, blemba, čia ar ne šitas, žinai. Turim šiek tiek jaunimą šiandien, kurie pabėgo iš pamokų, ne, greičiausiai? Ekskursija. Ekskursija, okei. Koks tavo vardas? Justas. Justai, malonu. Zykt. Nice. 7,70. Gal galima, ponaitį, čia pasijungti šiek tiek? Atpažįstat šitą dėdę, ne? Dėdė, lavukas. Kodėl? Kodėl viršaus? Nereikia būti boksininkui daugiau. Nu, žiūrim. Nepataikė, man atrodo, Deimantai. 8-5-1. Ačiū tau už drąsą labai. Nu, bernai, žiūrim. Opa. Kristupai, labukas. Ką, challenge'as paprastas, mušį kriaušę, įmušį daugiau negu darbuotojas, pasiėmė prizą. O, šitas bus geresnis tikrai. O, 7-8-7. Tai, kaip sakoma, pusryčiams. Pusryčiams. Aštuoni, 7-4. Beveik pataikiau. Kevin, nice, okei. Na, gražus tavo vardas. Tai Kevinai, reiks pramušti kriaušę. Ir jeigu tu pramuši daugiau negu mūsų darbuotojas Portland, iš karto nuolaidėlę išrašom ir važiuoju su nuolaidą pirkti kažką. Gali būt. Okei, 8-kem, nice. žodžiais nesimėtų. Labai gerai, tai dabar mes irgi nesimėtam, mes turim darbuotojai tokį visai, nu, atsiprašau, galima gal prisijungti prie mūsų? Ne. Tiesiog eilinis Labas. Pirma diena jo darbe, tai... Man irgi duosi. Gal tik to, man. Daug išmušliai. Bet šiaip labai daug čia. Daug. Vienas, čia antras arba pirmas rezultatas, man atrodo. Antras arba pirmas. Nu vaikystėje teko sportuoti. Okei. matos, Bet išgaiš. nuo vaikystės dar neblogai užsilikę viskas. Taip, be abejo. Nu čia nuo šansų. Gerai, bet daug atį, nes man galvoti tokią nors nuolaidėlę. Net linkas draudo. Ačiū labai. Ačiū tau, kad dalyvauji. Gerai, Vadimai, kriaušė tavo svetima, nesvetima? Svetima. Svetima šiek tiek, ne? Nu, bet nieko, žiūrėk, pasibandysim. Gerai, ready? Jo. Važiuojam. Zyk, nu čia tikrai bus geresnis. Nu, okei, 7-9-1, žaibelis, nice. Bet dabar žiūrėk, mes galima ten darbuotoją, prašau, iš galo salės prasimuš šiek tiek. Tau pavyks. Darbo pabaiga. Okei, 8-8-8, bet kokia atveju tai buvo geras smūgis, seniai. Žinai, ką reikės daryti, ne? Jo, greičiausiai sakė mušti kriaušę. Jo, šiaip dažnas momentas tavo gyvenime prasimušti. Prasimuš ne. Okei, nu tai nieko, pasibandysim, pasižiūrėsim ir ruošiamės smūgiui. Zykt! Man rodos neblogas visai, ką? 805. Patenkintas? Nežinau, čia kokią skalę. Ne, šiaip gerai, šiaip žinok, pagal mūsų šiandienos istoriją čia yra tikrai geras smūgis. Tai okei, tai dabar belieka tiesiog darbuotoją paprašyti. Galima ten iš galo vaikinuką dar paprašyti? Darbuotojas, ne? Davai. Malonu. Sakė, jeigu pramušiu daugiau, galėsiu eiti namo. Gerai, 805, važiuojam! Labai geras tavo smūgis buvo, matai, tik tiek tai atsilikai, bet kaip supratau, pažinai, kad šitoks, ne per dėdę. Pasimatysim, internetas. Portland iššūkis kaip ir jau viskas, atėjo iki pabaigos, tai Eimantai smūgiai šiandien buvo kažkiek, bent kiek challenging metantis tau iššūkį. Galbūt vienas netoli buvo, Bet sakyk, kad ne, toks nuobodžiavai šiek tiek galėjai užmigti. Bet žiūrėk, Eimantai, gerai, buvo neblogus tų smūgių šiandien, vis tiek pripažinkim, čia praeiviai, tiesiog paprasti žmonės, žinai, ne boksininkai, bet aš kaip vienas kečiausi bachūr šitam kadre, antroje vietoje greičiausiai šitam kadre esu, tai aš to noriu, mes paskutinį iššūkį. Pažiūrė, gerai, pasiruošti. Gerai. Biškai atsitrauk, nes, žinai, gali būti smūgis galingas.
Ne, šį kartą ne. Žiūrėk. Kas blogai? Ko išeini?